bendraminčiai, kodėl Žaliakalnio ir centro apygarda? Todėl, kad šita apygarda yra 30 mano gyvenimo metų. Ir ne vieną čia sėdinti veidą aš lankydavau svečiuose per tos 30 metų, bet yra antra priežastis. Ir ta antra priežastis susiveda į tai, kad pastarąjį ketvirtį amžiaus Lietuvos politinį gyvenimą lemia dvi partijos – socialdemokratai ir konservatoriai. Ir prie jų prisijungdavau po rinkimų vieną kitą mažesnį partiją. Šiuose rinkimuose tokia prisijungianti partija bus valstiečiai, tai yra akivaizdu. Ir štai visa tai, ką mes turim Lietuvoje, tai yra šitų dviejų partijų rezultatas. Geriausiai iliustruoja šitą rezultatą šitą gyventojų skaičiaus mažėjimo kreivė. Tai vienas dalykas, vieni iš mažiausių atlyginimų Europoje. Antras dalykas, kitaip sakant, praeitis nieko gero mums nesako apie šitų partijų ketvirtį amžiaus. Bet blogiausia, kad ateitis nieko gero nežada. Nežiūrėdamas, už ką jie ruošiasi balsuoti ateityje, aš matau, kad padėtis tik blogės. Ir štai šitai mane atveda į šitos rinkimus. Nes mes atstovaujam visiškai kitas pažiūras. Vienas sakinys. Ir šitų partijų žmonės nepasikeis. Pasikeisti gali tik jūsų balsavimas. Dėkui. Dėkui. Aš Gabrielius ir aš iš tikrųjų norėčiau suspirti nuo Rolando tezės, kai jisai pasakė, kad Lietuvoje nebus nieko gero. Nepriklausomai to, kaip baigsis rinkimai. Ir aš viena iš savo priederimų, kodėl aš atėjau čia, kodėl aš esu politikoje šiandien, būtent padaryti viską, kad Rolando žodžiai neišsipildytų. Palikime Rolandui jo žodžius ir tegul žmogus gyvena su jais. Mano uždavinys ir tikslas yra suteikti žmonėms Lietuvai ir ypač tiem jauniems žmonėms, kurie šiandien galvoja, už ką balsuoti, viltį. Yra keli klausimai Lietuvoje iš jaunam žmogui šiandien. Ar jisai galės turėti darbą, ar jisai galės turėti gerą išsilavinimą, ar jisai galės kurti Lietuvoje šeimą. Ir dėja šio atsakymo kol kas niekas nesuteikia, nėra jo aiškaus. Aš žinau, kad mes drauge galime jį atsakyti. Ir tai, ką mes šiandien siūlome, mūsų partija arba būsimoji koalicija, tai yra tai, kad Lietuvoje tikrai galima ir bus gauti darbą, gauti gerą išsilavinimą, likti gyventi čia. Tai Rolandas atsakys visus kitus klausimus. Užsienio politika. Štai ir pataikė. Bet kita vertus, Aurimai, 25 metus sisteminės partijos vedė mus tuo nelaimės keliu ir tu nori, kad aš per minutę laiko, arba štai žmonės per minutę laiko pasakytų, kaip Lietuvą išgelbės. Gerai, klausimas, bet dabar aš paklausinėt galiu. Aš iš karto kreipiuosi ir iš tikrųjų šita mūsų apygarda, Gabrielė, yra fantastika. Kauniečiai turi galimybę pasirinkti, už kokias jie pažiūras, už kokią jie užsienio politiką, nes mes atstovavome su visą pagarbą paties darbui, pasirinkimui ir taip toliau. Aš žinau, kokie sunkus rūpesčiai užgula esant partijos, viską aš suprantu, bet mes atstovaujam visiškai skirtingas pasaulėžiūras. Jie džiaugiasi, kai atsisakė lito, mes verkėm. Jie džiaugiasi, kai uždarė Ignalinos elektrinę, mes verkėm. Jie džiaugiasi, kai priima pabėgėlius. Jau čia kalbam apie ateitį ir užsienio politiką, tą, kurią žada Gabrielius Šviesė. Mes verkėm jau dabar, matydami, ką jie ruošiasi daryti. Jūs nuolat puola Rusai ir jie perka tankus, kurie nieko neduos. Dar viena užsienio politika. Galų gale jūs kaip užsienio politikos atstovai tų sisteminių partijų žmonės. Jūs šiandieną, būdami Europos Sąjungos nariais, iš tikrųjų esat nelojalūs Europai, esat lojalūs toli už jūrų marių esančiam savo šeimininkui. Štai ir visa jūsų užsienio politika.
dar porą dalykų. Sakė, jūs verkite, ne? Tai aš dar galėčiau pasakyti, kada jūs verkite. Kai Lietuva tapo laisva, kai Lietuva pristautė. Kolegos Rolandas Paulauskas turės galimybę atsakyti dar ne kartą. Viskas gerai. Rolandas Paulauskas turi puikią burną ir smegenis atsakys. Stop. Gerai, dabar Landsbergis Gabrielius tęsia savo korupcijos temą, pusę minutės liko. Iš tiesų, jeigu galim, sakykime, kolegos, iš tikrųjų, replikuojam tada, kai yra eilė. Gerai? Tai dėl korupcijos yra keli esminiai dalykai. Vienas, šiandien mes turime unikalią situaciją. Mes matome, kad specialiosios tarnybos iš tikrųjų daro labai gerą darbą. Specialiųjų tyrimų tarnyba gaudo nusikaltėlius ir tarp politinių partijų, iš tikrųjų reikia jiems padėti tai daryti. Tai paleiskit juos, tada, kad negaudytų nieko, tada turėsit mažiau korupcijos. Reikia gaudyti ir toliau. Dėl to mes siūlom didinti finansavimą specialiųjų tyrimų tarnybai, suteikti daugiau autonomijos prokuratūrai, kad visi tie, kurie šiandien ima nelegalius pinigus, tie, kurie finansuoja partijas nelegaliais pinigais, kad jie būtų išgaudyti. Toks yra mūsų pasiūlymas. Antras dalykas, trečias dalykas. Iš tikrųjų mes matom, kad VRK nesusitvarko su savo darbu. Visiškai žiūri pro pirštus į tai, kas dabar vyksta, tiek su darbo partija, tiek su kitais dalykais. Galų gale, Vaikauskas turi išeiti į užtarnautą postį. Arūnas Gelūnas. Kalbu apie korupciją vėl tų pačių partijų, kurios 25 metus tą korupcinę sistemą ir augino. Ir šiandieną mes sako, mums siūlo, turėkit viltį. Tai kokia viltis turi būti, kad korupcija bus dar didesnė? Ta firma Nota Bene dirba ir daro tiekimus Krašto apsaugos ministerija jau daugelį metų. Ministrai keitėsi, tai konservatorių, tai socialdemokratų, o tiekėjas visą laiką tas pats. Ir šiandieną jie šneka apie korupciją. Dėkui. Tai vėlgi, jie nepasikeis. Pasikeis gali tik jūsų balsavimas, niekas kitas. Dėkui, yra dar noras savo šūdį šauti korupcijos pasiūlymai, kaip viešųjų pirkimų sistemą išskaidrinti. Keletas labai konkrečių pasiūlymų. Pirmiausia, tai vienas būtų tai, jeigu mes pasižiūrime šiandien viešųjų pirkimų tarnybą, geba patikrinti mažiau negu 5% visų pirkimų. Akivaizdu, kad didinant jų biudžetą, darant daugiau žmonių toje tarnyboje, mes galime užkelti reikalavimą, kad patikrintų kur kas daugiau viešųjų pirkimų. Uždavinys turėtų būti, kad, sakykime, bent trečdalis viešųjų pirkimų praeinančių per visą sistemą būtų patikrinta profesionalų specialistų. Lygiai taip pat antrasis dalykas, ką dabar, pavyzdžiui, Ukraina yra įgyvendinus, tai visiškas skaidrumas ir visų viešųjų pirkimų, visų jų etapų atsiradimas viešoje virtualioje erdvėje. Manau, kad šitie keli dalykai, jie nėra itin brangus, bet jie užtikrintų pasitikėjimą, kad sistema veikia, kad tai valos. Ir trumpa replika, iš tikrųjų, gerbiamieji, jūs valdžioje 4 metai galėtumėte tai gyventi. Tai buvusio ministro pasakymą, Dainiau, sorry, Aurimai, bet iš tikrųjų daugiau, dabar mažiau tikrintojų dabartiniai sistemai, Olego auksiniai šaukštai. Šiandien mes turime klausimą, ar visuomenė sutiks mokėti mokesčius, kurie būtų skiriami ginkluotosiom pajėgom. Ir būtent viešuosiuose pirkimuose atsirado tos bėdos. Būtent ten šiandien yra didžiulė krizė, kurios neprisiima jūsų krašto apsaugos ministras, kuris nesugeba pastraukti nereikalaujant prezidentį. Ir jūs siūlote dar mažinti tikrinimo to sistemoje. Tai iš principo realiai jūs pasmerkėt visą sistemą nepasitikėjimui ir tai šiandien konkrečiai man krašto apsaugos sistema. Prasidėjo žodį debatai, suprantu kaip batų nusiėmimą. Tai nusimkit batus Paulauskiniai, aš važiuosiu ant jūsų Paulausko su klausimu. Bet susitarėm, leiskit pabaigti klausimą, nes jūs labai triukšmingi. Tuoj pasakysiu.
Kaip jaučiatės, Paulauskai, sužlugdęs desovietizacijos įstatymą? Kaip jaučiatės, kada nomenklatūrinis valdymas jūsų dėka ir jūsų pažangos, tautos pažangos partijos dėka neįgyvendintas Lietuvoje? Kada visi buvę komunistai įgyvendino savo partiją, savo gyvenimą? Atsakymas. Štai ką reiškia nežiūrėti YouTube'o, ar ne? Jūs turbūt internetu nesinaudojat? Ar naudojatės internetu? Neturiu kompiuterio. Va! At jums yra atsakymas. Tada pasakau jums asmeniškai, nes čia visi salėje sėdintys žino. Desovietizacijos įstatymas nebuvo priimtas dėka konservatorių ir socialdemokratų partijų, nes jų partijų buvo ištisi buvę komunistai ir jie net nepateikė šito įstatymo balsavimu, o tautos pažangos partijai beveik nebuvo nei vieno buvusio komunisto. O štai prie tuometinio aukščiausios tarybos pirmininko sėdėjo ištisai buvę centro komiteto nariai ir panašiai. Galų gale, kodėl tada 96 metais, kai konservatoriai gavo daugumą ir jau tautos pažangos nebuvo aukščiausiai taryboje Seime, kodėl jie to įstatymo nepateikė? Tada jau jiem niekas netrukdė. Dar sykį sakau, mielas mano, tiesiog nežinai istorijos. Desovietizacijos įstatymas nebuvo pateiktas balsavimui dėl to, kad jis būtų palietęs kaip tik tuometinių valdančiųjų partijų daugumą. Kolegos, ar yra noro reaguoti iš jūsų auditorijos? Aš norėčiau paklausti, bet jūs dabar dėl to desovietizacijos įstatymo štai ir ponė pritarė, ir Gabrielius turbūt pritars, kad ten mes buvom kalti. Bet kolegos, logika, kai sako, tautos pažangos partija buvo tremtiniai, aš net spaliukų nebuvęs, o jų partijose buvo buvę komunistai, tik vieni nuėjo pas konservatorius, kiti pas socialdemokratus. Kodėl mes turėtume bijoti to desovietizacijos įstatymą? Tai jie bijojo jo, dėl to jo ir nepateikė. O kodėl jie mums klijuoja? Jie klijuoja todėl, kad nėra daugiau ką priklijuoti. Nėra daugiau ką. O Gabrielius noriu paklausti, kai jisai dabar sakys, kad tautos pažanga kalta dėl desovietizacijos, kada jisai įdėjo į savo Facebooką aiškę klastotę, ten tą popierių tokį matėt, ar ne? Kai tu drįsai pasakyti, jaunesnis drįstų vadintų, drįsai pasakyti, kad aš verkiau, kai Lietuva paskelbė nepriklausomybę. Žmogui, kuris, kauniečiai, atsimenat, kaip mes sutikom šitą įvykį. Aš noriu paties paklausti, kai tu teigi tokius dalykus, ar tu to pats tiki, ar tik manai, kad tas tau padės rinkimus? Taip, kolegos, vieną minutę atsakymą. Gerbiamas Rolandai, iš tikrųjų gal per platus nukreipimasis, bet kai jūs sakot, kad nebuvo ko klijuoti, aš sakau, kad nebuvo ant ko. Nes iš tikrųjų neturėčiau net apskritai ką atsakyti. Jūs kalbate, tarsi būtumėt, iš muziejaus, iš istorijos galbūt vadovėlio. Klausėte sąžinę, tiesiai ir atsakyti, kaip jaučiatės. Tai aš taip ir atsakau. Dėl to, kad ne to žmonės nori išgirsti. Ne apie tą nori žmonės kalbėti. Mes kalbame apie kitus dalykus. Aš jums sakau, jums Kolegos, 20 sekundžių atsakys, tada važiuosim. Taip, jūsų pabaigai. Iš tikrųjų, aš puikiai supratau, bet aš noriu būtent tai ir pasakyti, kad ta tema, kurią bandoma dabar užvilgti, tai yra praeities tos, kurią Rolandas atstovauja, liūdnos, beviltiškos tos, kuri nemato Lietuvos ateities. Tai yra žmogus, kuris nenori šviesios Lietuvos. Būtent toks yra Rolandas.
susitarimą dėl švietimo. Bet šiandien aš atsisakiau pasirašyti tokį susitarimą nuo mūsų partijos dėl vienos priežasties. Dėl to, kad jūsų žingsniai ir vėliau Pitrėnienės žingsniai iš esmės griovė Lietuvos švietimo sistemą. Ekspertai pasako, kad 4 metus Lietuvos švietimo sistema yra gilioje duobėje ir eina blogyn. Pitrėnienė apskritai vadinama yra blogiausia švietimo ministrė, kokia Lietuvoje yra vadovavusi švietimo ministerijai. Aš džiaugiuosi, kad leidžiat man pasakyti, iš tikrųjų labai demokratiškai viskas. Tai... Rinkimai, čia nepasakau. Jeigu dėl jūsų mes turėsim nutraukti debatus, žinokit, taip nedarykite daugiau, gerai? Ačiū. Tai aš norėčiau pasakyti, kad į klausimą jūs neatsakėt. Ir šiandien yra gausybė darbo partijos ir socialdemokratų paskirtų direktorių, kurie nieko bendro neturi su švietimo kokybė mokyklose. Jie išmeta gerus mokytojus, jie priima savo parankius mokytojus, jie griauna programas. Galų gale reikia išmesti politikus iš mokyklų. Žiūrėkit, jūs matot, kaip valdančios partijos ta 4 amžiaus pešasi. Jos tai pešasi dėl smulkmenų. Bet žiūrėkit, kokia bus ateities mokykla ir koks bus ateities švietimas. Ką tik prieš keletą dienų ponaitis Gabrielis pasakė, kad jis yra už partnerystės santykius. Ta pati teigia socialdemokratai. Tai vat jums yra Lietuvos švietimo ir mokyklos ateitis. Visą tai ateis pas mokinius ir kokią mes visuomenę gausim, patys suprantate. Tarp jūsų daug jaunų veidų, aš tikiuosi, kad jums rūpi ne tik tai gerą šou pamatyti čia. Jeigu norite šou, eikite į cirką, bet jums rūpi iš tikrųjų Lietuvos ateitis. Tai aš nežinau, už kokius pinigus sukviesti šitie žmonės, kurie kelia riaušes. Pataikiau į skaudžią vietą. Aš tikiuosi, kad jums apsimokėjo čia ateiti iš tikrųjų. Jūsų ir mes važiuojam su kitais klausimais. 20 metais iš tikrųjų neaišku, kas bus su Lietuva ar tais Briuselio pinigais, bet neužmirškim, kad Briuselio pinigai, jeigu viską sudėsit, tai dar neaišku, kažkam primoka ir dabar. Tai vienas dalykas. Antras dalykas, štai ko baigėsi pasitikėjimas anų laikų komjaunuoliai. Žiūrėjo į Maskvą, šių laikų komjaunuoliai žiūri į Briuselį ir Vašingtoną. Užtat mes ir sakom, gyvent galima tik tai žiūrint į savo šalį. Ir mūsų šūkis koks? Ne į rytus, ne į vakarus, o į Lietuvą. Čia ir dabar. Prašymas išsiaiškinti Paulauskui, koks jūsų anglų kalbos lygis. Įvardinkite raidę ir skaičių. Bet nuo šito ir prasideda savęs negerbimas, kada svarbiausia žmogus moka užsienio kalbą, o ne lietuvių kalbą. Ir šitos pavyzdžius jūs matot visur, ypatingai Vilniuje, kada Lietuvos paštas pavadinimas P-Post, kada važinėja po Vilniaus miestą CTB autobusų. Atleiskit, mes turbūt sutrauksime debatą. Prašom atsisėskite savo vietą ir ramiai jau. Jūs turėjot savo klausimo dar, taip? Na, puikus klausimas teko man vėl. Žiūrėkit, ką žmonės rašo. Kodėl apklausų duomenimis Seimu pasitikė tik apie 5% Lietuvos piliečių, bet per 25 metus Lietuvos premjerais te buvo 2 partijų atstovai. Tai nuo ko aš pradėjau, tiesiog pabaigai teko tas pats klausimas. Na žiūrėkit, kas vyksta šiuose rinkimuose. Sisteminės partijos turi valstybės pinigus, mes pinigų neturim. Jie iš valstybės pinigų gali pirkti televizijos programas, gali kabinti savo plakatus visoje Lietuvoje ir panašiai. Tai yra valstybės pinigai. Toliau, spauda įsileidžia tik sisteminių partijų atstovus. Žurnalistai tarnauja kaip anų laikų komjaunuoliai dabartiniai valdžiai. Ir panašiai. Tai štai jums yra atsakymas, o duokit vienodas, dar tiesa. Šitos sisteminės partijos susitarė,
ir debatuose per valstybinę televiziją jos debatuos tarpusavį. Kitaip sakant, nebus jokios galimybės užduoti klausimus. Taip? Ir po to dar kalba, kad Vaigauskas blogas. Tai Vaigauskas ypač jums geras, nes jis sutiko su tokia sistema. O duokit vienodas sąlygas ir tada girdėsit visoje Lietuvoje tokį balsą, kokį girdit va šiandien šitoj salėje. Dėkui. Tokio protesto balso Lietuvoje yra kur kas daugiau, bet šalia yra balso ir kito, kuris sėdi tyliai dabar ir ganėtinai nustebę žiūri, kas čia darosi. Ir net porą kartų bandė iš tikrųjų pasakyti, kad gal vaikim cirką, tai aš iš tikrųjų aš su tuo balsu esu šiandien ir už jūs. Mano klausimas yra, kodėl per daugiau negu 20 metų iki šiol nėra apygardos išeivijoje gyventiems lietuviams. Iš tikrųjų labai geras klausimas. Pirmasis, ačiū. Labai paprasta atsakyti. Jeigu pasibėtume 12 metų Seimo rinkimus, iš užsienio Lietuva gavo, atėjo 13 000 balsų. Vidutiniškai viena apygarda Lietuvoje yra maždaug apie 30-33 tūkstančiai balsų. Akivaizdu, kad tai yra susiję paprasčiausiai su tuo, koks yra aktyvumas užsienį. Aš pasisakome už tai, kad apygarda būtų sukurta. Tai būtų didesnės paskatos žmonėms balsuoti ir turėti savo kandidatą. Airija turi savo kandidatą, lygiai taip pat išrenkama užsienyje, kuris atstovauja ir yra jų parlamente. Bet vėlgi aš tai noriu paraginti žmonės, kurie galbūt dabar žiūri ir transliaciją gyvai, ateikit balsuoti. Tiek, kiek jūs būsit aktyvus, tuo greičiau galima būtų forminti ir apygardą, ir tuo mažiau bus besipriešinančių tai apygardos teikimui. Ar galim pareikšti? Ne. Labai paprastai. Kodėl jūs, kai norite išspręsti problemą, jos nepadeda spręsti patys? Iš pradžių turėtų būti sukurta apygarda, tada ir žmonės balsuos matydami už ką balsuos. O dabar ateinant kaip jaunas mėnulis, tas 5 metus... Gelūnas savo klausimą dabar atsakinės. Iš ties šiandien politikos ar ateinančių politika tikslas ir uždavinys turi pirmiausia būti sugrąžinti pasitikėjimą politiką. Ir tuos žmonės, kurie nusisuko, kurie nusivylė, grąžinti atgal prie balsadėžių ir tikėti Lietuvos ateitimi. Tai toks yra pagrindinis uždavinys. Tai galim padaryti visų pirma savo pavyzdžių skaidrios ir tvarkingos, teisingos Lietuvos. Ir kitas dalykas, aišku, suteikiant viltį, kad Lietuvoje bus darbo vietų, bus galima įsidarbinti, likti čia, dirbti ir uždirbti ir lygiai taip pat mokytis. Tiek, ar jūs esate bendrojo lavinimo mokykloje ar universitete, kad galėsite turėti tinkamą, gerą išsilavinimą Lietuvoje. Tai yra svarbiausias pažadas šiandien, kurį mes duodame. Kviečiu visus atsidaryti internetinį puslapį liaudespartija.lt. Ten jūs perskaitysit mūsų programą. Galit pasižiūrėti Naktigonė 13, kur programa yra išplėstai paaiškinta. Ir jeigu mūsų pažiūros yra artimos jūsų pažiūrom, tai jūs tada balsuosit ne už mus, o balsuosit už save. Te gausėja mūsų gretas.